Aibės galima ne tik žymėti didžiosiomis abėcėlės raidėmis, ne tik užrašyti štai elementus, bet pačią aibę ir jos elementus galima vaizduoti geometrinėmis figūromis įvairiomis. Vienos iš jų yra Venno diagramos, vadinasi, pavyzdžiui. Tai imam tiesiog skritulį ir joje pažymėsiu, kad tai bus aibė A. Ir ją sudarys 4 elementai, kuriuos pažymėsime taškais. Ir, sakykime, elementas 1, elementas 2 skaičius, skaičius 3 ir skaičius 4. Ir šalia galima pažymėti dar aibę B, irgi B. Ir ją sudaro 2 elementai. 3 elementas skaičius, kuris reiškia skaičių 3, ir kitas elementas, kurį reiškia skaičius 4. Tai dar kartą pakartosiu, kad toks aibių vaizdavimas vadinamas Venno diagramomis. Aišku, gali turėti bendrų elementų, gali neturėti, mes apie tai kalbėsime. Toliau, jeigu aš pavaizduočiau aibę A, matote, yra šalia aibė A, ir kas už aibės A yra, va čia, tai taip pat yra aibė, į kurią įeina visi likusieji skaičiai be 1, 2, 3 ir 4. Tai taip pat žymim savo žymėjimą, turiu aibę ir rašoma A viršui su dideliu brūkšneliu ir tai sakome, kad A šitą aibę vadinama kitaip aibės A papildiniu. Arba tiesiog, jeigu kalbėti paprasčiau, tai sakom, jeigu čia yra aibė, tai viskas, kas už jos yra ne aibė A.